eime susipažinti su automobilių muzieju. Čia eksponuojama virš 100 eksponatų. Koks turi būti automobilis, kad jis atitiktų muziejaus formatą? O būtent ką jūs čia matote, visus tos ornamentus, valcavimo linijas padarytas. Vienas iš prabangiausių tuometinių automobilių gamintojų, kuris konkuravo su Cadillacu ir kitais. Iš kurios pusės be pasižiūrėtumėm, iš kiekvieno kampo jis yra žvėriškai dailus. Sveiki bičiuliai! Šiandieną turime išskirtinę galimybę apsilankyti pasaulinio lygio automobilių muziejuje Vilniuje, kuris turi vieną iš įspūdingiausių automobilių kolekcijų visoje Lietuvoje. Ši kolekcija yra unikali ne tik retų automobilių išskirtinumu ir skaičiumi, kiekvieną automobilį lydi savita istorija, nukelianti mus į skirtingus laikmečius ir supažindinanti su išskirtinėmis asmenybėmis, kurioms šie automobiliai priklauso. Taigi eime susipažinti su automobilių muziejum, pakalbinti muziejaus įkūrėjus ir sužinoti, koks buvo tas senovės automobilis ir kaip jis evoliucionavo. Sveikas, Povilai. Labą dieną. Ačiū, kad priėmei mūsų svečius į šią užburiančią vietą. Smalsu yra sužinoti, kaip jums kilo idėja su tėčiu įkurti automuziejų. Idėja kilo dėl to, kad daug metų domėjomės, restauravom techniką, keliavom po pasaulio istorinės technikos muziejus ir pamatėm, kad Lietuvos sostinėje Vilniuje nėra tokios vietos, kad galima būtų po uždarų stogų susipažinti išsamei su visa automobilizmo istorija. O kaip jūs išsirinkot būtent šią vietą? Buvęs taksi parkas, su kokiais iššūkiais čia teko susidurti, kad jame įsikurti? Na, su šio pastatu likimas visai netikėtai suvedė, kadangi užsiemam nekilnojamo turto veiklą, tai atsirado galimybė šį pastatą restauruoti ir kadangi jau turėjome patirties restauruojant kitokio tipo daiktus, neišsigandome šio iššūkio, gal iš pat pradžių neįvertinome masto šio pastato, bet manau rezultatas kalba už save ir pavyko įkurti čia ir muziejų. Kartu prie muziejaus yra įsikūrusios ir kelios restauracinės dirbtuvės, tai iš esmės apsilankęs žmogus muziejuje ar pastate patenka, galima sakyti, tokią sąlyginai nedidelę automobilizmo meką. Taip, muziejus yra iš tiesų didelis, įspūdingas. Kokio jis dydžio yra? Kiek jis talpina šiai dienai automobilių? Kiek galbūt jūs jų planuojate sutalpinti ateityje? Ir kaip muziejų galima būtų palyginti su kitomis Lietuvoje, o gal net Pabaltijoje egzistuojančiomis ekspozicijomis? Sakom, kad nesiorientuojam į kiekybę, bet į kokybę. Nepaisant to, vis tiek muziejus yra tikrai didelis, jis yra įsikūręs per 2 pastato aukštus. Ekspozicija užima virš 4000 m² ekspozicinio ploto ir šičia eksponuojama virš 100 eksponatų. Ne automobilių, bet eksponatų, nes ekspozicijoje galima susipažinti tiek su senoviniais dviračiais, tiek su karietomis, motociklais ir įvairiom kitokiom transporto priemonėm, kurių didžiąją dalį netgi nebepamatysime šiuolaikiniame eisme. Mane domina iš tiesų automobiliai, nes jų matau čia daugiausiai. Smalsu sužinoti, kaip jūs gaunate šios retus išskirtinius eksponatus. Eksponatai atkeliauja pačiais įvairiausiais keliais, bet mažas ratas tik tai žmonių supranta, kad kolekcionuojant transporto priemonės, ar tai automobilis, ar tai motociklas, yra pagrindinis iššūkis, kad susitvarkius vieną transporto priemonę, laik norisi atrestauruoti dar ir kitą. Galima sakyti, kad tai yra tam tikras sąlyginai liga, nes laik norisi restauruoti, prižiūrėti, puoselėti juos. Ir
žmonės, kurie yra susirgę, užsikrėtę tą ligą, susiduria ilgainiui su saugojimo vietos stygiumi, nes tai nėra modeliukų kolekcionavimas, kur galima tvarkingai susidėti į lentynėlį vieną šalia kito ir labai kompaktiškai laikyti juos namuose. Tai teikiame tokią paslaugą, kad restauruotą gražų automobilį galime eksponuoti sutartą laiką ir tiek žmogui nėra galvos skausmo, kur tą automobilį laikyti. Jis reikia palaikyti tam tikrą temperatūrą, tam tikrą patalpų drėgmę, kad jisai tinkamose sąlygose būtų laikomas, kad nepelytų salonas, tarkim, kad nesimestų korozijos šaltiniai į kėbulą. Tai būtent teikiama tokią paslaugą, kad tinkamomis sąlygomis yra laikomi automobiliai ir motociklai ir tuo pačiu visuomenė gali susipažinti su Lietuvoje turimais istoriniais automobiliais ir motociklais. Tai aš teisingai suprantu, kad ne visi automobiliai priklauso muziejui, dalį jų jūs gavote tiesiog savo globai, o kaip suprantu, ne visi tokios geros būklės atvyko čia ir teko su jais rimtai padirbėti. Jūs ir restauracijos dirbtuvės turite šalia? Taip, mes restauruojame ir juos galime tiek pagražinti dalinai, tiek atlikti pilną restauraciją. Papasakok šiek tiek plačiau, kaip vyksta tas procesas, koks turi būti automobilis, kad jis atitiktų muziejaus formatą? Muziejaus formatą atitinka, galima sakyti, didžioji dalis istorinių automobilių. Tiesiog ekspozicija yra planuojama, galima sakyti, taip, metam į priekį ir dėliojama yra tematikomis. Tai stengiamės, kad neatsirastų visiškai padrikai bet kokių eksponatų kaitos, o formuojam, kad maždaug būtų kažkokia idėjinė seka. Ar turi savo favoritus? Čia iš tiesų begalė įvairių išskirtinių automobilių. Man įdomu, kokie tavo automobiliai yra arčiau širdies, su kuriais yra įdomiausia dirbti, kuriems jauti simpatijas, kurie sukelia daugiausiai tavo emocijų? Dažnas klausimas, į kurį dažniausiai neturiu atsakymo, nes sakom, kad visi eksponatai yra panašiai mylimi ekspozicijai stovintys. Gal šiek tiek yra kartais meluojama, nes kai kurie iš tikrųjų yra labiau tokie, galima, mylimukai sakyti. Tai kažkaip gal kiekvienas labiau linkstam prie tam tikrų eksponatų iš tam tikro laikmečio, nes kiekvienas laikmetis turi savo grožybių, savų niuansų, kas yra tikrai sužavintis dalykas, kad ant kiek jie skiriasi konstrukciškai, ant kiek skiriasi dizainiškai, vizualiai. Tai galima būtų taip sakyti, kad maždaug iš ten 3 dešimtmečių laikotarpio, ten grubiai turiu po 1-2 mylimiausius eksponatus. Tai gal galėtume apžiūrėti pačius įspūdingiausius, tau įdomiausius automobilius, kurie kelia daugiausiai emocijų ir kurie galbūt yra šio muziejaus atspindys ir veidas? Atspindys tai yra visa ekspozicija visumoje, bet kviečiu einam, pamatysim keletą įdomių tokių eksponatų, kurie skirsis savo išvaizdom ir laikmečiais. Povilai, kai pirmą kartą apsilankiau pas jūs muziejuje, mano akis krito į šį nuostabių formų, gražios spalvos automobilį. Pats net nežinau, kodėl jis man taip patinka, bet gal galėtum papasakoti apie jį daugiau. Tai labai daug kas iš karto atkreipia dėmesį į jo spalvą ir gali būti, kad dėl to patraukia į akį dažno. O šiaip pats eksponatas neša dar tokią labiau paslėptą gilią mintį. Tai būtent, kad yra, ko gero, vienintelis automobilis, kuris yra išlikęs tikrai istoriškai tikras tarpukario Estijos keliais važinėjęs. Tai būtent tuom ir didžiuojamės ir atvažiuoja pas mus svečiai iš kaimyninės Estijos ir labai džiaugiasi, kad gali pamatyti tikrą istorinį 38 metų valstybinį numerį su Talino spaudu. Tai būtent yra išsaugota, ko gero, vienintelė estiška mašina ir būtent Lietuvoje mes tokių eksponatų turime taipogi labai mažai. Dėl to Baltijos šalių eksponatus labai vertinam. Vienintelė estiška mašina yra Vilniaus automuziejuje? Tikrai taip. O šis automobilis, jis labiau buvo skirtas kam? Kelionėms, sportui,
nes jis toks ir šiek tiek sportiškas, bet matau ir bagažinę jau turintis. Sportiško tipo, kasdienis pramoginis automobilis. Tai būtent yra roadster tipas, reiškia, kad tai nėra duryse jokių pakeliamų langų. Langas būdavo vežamas papildomai bagažinėje ir jisai tiesiog įsistatydavo į čia padarytas specialias tvirtinimo vietas. Tai roadster būtent reiškia, kad paguldžius stogą jokių nėra langų. Ir būtent šis automobilis yra šiek tiek kitoks nuo šiuolaikinės transporto priemonės dėl to, kad jisai turi papildomą, vadinamą uošvienę sėdynę. Tai yra mūsų dabar įprastoje bagažinės vietoje yra atsidaranti sėdynė, papildoma vežti kažkokį pakeleivį. Geras pavadinimas uošvienės sėdynė, atsiprašau, kad pertraukiau, teko girdėti istoriją, kad yra viena iš pati nesaugiausių kelionės vietų ir sėdintoje vietoje atsitikus turbūt avarijai tenais. Labai įdomiai, Juliau, paminėjot saugumą. Tai yra toks sąlyginis terminas, kai automobilis visas yra padarytas iš medžio. Yra keista sakyti, kad saugu sėdėti už vairo. Nori pasakyti, kad čia automobilis padarytas iš medžio? Visą struktūrą kėbulo anksčiau laikydavo mediniai elementai, o būtent ką jūs čia matote, visus tos ornamentus, valcavimo linijas padarytas, tai yra būtent skarda, kuri suteikia apsaugą tik tais nuo išorinio atmosferos poveikio. Struktūrinis tvirtumas yra gaunamas grinai tik iš medžio, tai būtent įsivaizduokit, kad smūgio atveju tas medis visas lūžta, atplešėja vienas nuo kito ir ten tikrai jokio saugumo tame nėra. Tai kur geriau sėdėti, už vairo ar uošvienės sėdynėje? Iš šalies žiūrėti į autoįvykį geriausia. Geriausia apskritai eismo įvykį neturėti. Yra sukomplektuotas automobilis, tai irgi užsakomojo kėbulo tipo automobilis, tai būtent žmogus užsisakė su papildomom durelėm įsileisti į vidų kažkokį mažą augintinį. Tai būtent ar šuniukas ar kačiukas būdavo matomai pastoviai vežiojamas kartu. Povilai, gal galėtum mus supažindinti su Packard gamintoju, tai kaip suprantu yra vienas iš prabangiausių tuometinių automobilių gamintojų, kuris konkuravo su Cadillacu ir kitais, bet jie liko, o Packardas išnyko ir turime du modelius, tikrai nuostabius, gražius, įdomius. Ką galėtum daugiau papasakoti apie juos? Tai yra gal retai kam girdėtas tokia markė automobilių gamintoja, tačiau anuomet tai buvo labai populiari, gerai žinoma ir būtent šios markės automobilių gamintojas buvo gerai žinomas kaip gerų, patikimų automobilių gamintojas ir labai prabangių. Būtent kas man labai patinka, tai jų pardaviminis šūkis buvo toksai, kad jeigu nežinai, paklausk Packardo savininko. Tai reiškia, jie buvo užtikrinti, kad jų automobilis yra tikrai geras ir esamas savininkas tikrai pasakys, kad verta tokį automobilį įsigyti. Tuo tarpu, jeigu pradėtumėm žiūrėti kokį Rolls-Royce kompanijos pardavimo principą, tai jie sakydavo, kad geriausias automobilis pasaulyje. Tai galit palyginti, kaip skiriasi visas tas pardavimo principas. O būtent šie automobiliai tai yra čia eksponuojami, mes pasakojam, kad Packard kompanija sugalvojo vadinamąjį faceliftinimo principą, kad būtent priekio dizainą atnaujindavo kas kelis metus. Nes prieš tai buvo priimtina, kad automobilio priekis tai yra automobilio markės vizitinė kortelė ir automobilio ta vizitinė kortelė neturi būti keičiama, tarkim, 14 metų. Ir pastebėjo, kad žmonės nori naujovių. Dėl to pradėjo vis daryti atnaujinimus. Gal yra žinoma priežastis, kodėl Packard tiesiog iškrito iš rinkos, kodėl nustojo gaminti automobilius? Didžioji automobilių gamintojų dalis išnyko iš pasaulio dėl to, kad įvyksta Antrasis pasaulinis karas ir po jo gerokai pasikeičia visa ekonominė situacija. Iki Antro pasaulinio karo automobiliai prabangaus segmento vis didėjo, vis pūtėsi ir kiekvienas bandydavo padaryti kuo didesnį variklį. Tarkim, kaip šiuo atveju
automobiliai yra su 8 cilindrų milžiniškais varikliais. Tai kulminacija vyksta su V12 varikliais ir galop Cadillac ir Marmon, 2 amerikiečių gamintojai, netgi V16 talpino variklius į automobilį. Ir viso to nebereikia po Antro pasaulinio karo, viskas subliūkšta tas burbulas ir tada atsitinka tokia situacija, kad gamintojai nebežino, kaip išgyventi ir daug jų bankrutuoja. Vienas iš jų buvo Packard. Taip, būtent Detroite iki šiol stovi milžiniškas apleistas fabrikas ir dėja, bet palengva jį griauna, tai manau, kad šios kompanijos atminimas išliks tik tais entuziastų jau tarpe. Mano akį traukia šitas mėlynas sporto, komforto ir charizmos mišinys. Tai yra negirdėtas prancūzų Delahaye modelis ir gamintojas. Ką galėtum papasakoti daugiau apie juos? Tai būtent kaip ir pačio yra užvesta kalba, tai pats Delahaye automobilių gamintojas specializavosi sportiškų automobilių gamyboje, o konkrečiai šis modelis tai yra komplektuotas su lenktyninio automobilio dar ir varikliu. Tai būtent yra labai smagi kombinacija Europos vingiuotėm Alpių keliukam. Ir būtent žmogus, kuris užsisakė, tai užsisakė Chapron kėbulų kompanijų su užsakomuoju kupė stiliaus kėbulu, kuris vadintas Alpių kupė. Tai būtent, ko gero, žmogus norėjo turėti kasdienį sportišką automobilį, su kurio galėtų nuvažiuoti tiek į bažnyčią, tiek sudalyvauti to laikmečio varžybose. Ir kadangi automobilis yra darytas geros prancūziškos kėbulų kompanijos, tai iš tikrųjų, iš kurios pusės be pasižiūrėtumėm, iš kiekvieno kampo jis yra žvėriškai dailus. Nėra kažkokių kampų, iš kurių automobilis atrodytų negražiai. Čia vairas sukomplektuotas dešiniai pusiai, tai turbūt buvo skirta Prancūzijos rinkai, nes prancūzai, italai ir dar daug kitų šalių naudoja kitoj pusėje eismą. Jeigu neklystu, paskutiniai mūsų kraštuose perėjo būtent švedai, atrodo. Yra ta įdomi istorija, kad būtent pirmas rytas, kai yra pasikeitusi eismo kryptis, būtent koks chaosas vyksta gatvėje. Niekas nežino, kurioje pusėje reikia važiuoti ir kiekvienas maišys. Man tai nuostaba, kad tais senais laikais buvo daugiau šalių, kurios važinėjo priešingą kelio pusę negu įprastai. Kaip dabar žinom, vieni iš jų buvo prancūzai. Taip, tai būtent jie naudojo dešinvairės transporto priemonės, kaip ir kitos šalis. Ir būtent ilgainiui perėjo prie mūsų įprastos kairės pusės vairo. Kiekvienas būdavo kūriamas rankomis, kiekvienas yra vienetinis. Penkių kilovatų, bet 88 km per valandą greitį gali išvystyti. Labai didžiuojamės, kad turime 3 motociklus, kurie buvo eksploatuoti tarpukario Lietuvos keliuose. Pasakyti, iki to laiko, kol Jaguaras nesivadino Jaguaro, jis buvo pagaminęs būtent konkrečiai šį modelį. Štai čia turime tokią tikrai įspūdingą ekspoziciją
Opelių kampelis. Taip, bet jis yra įspūdingas tikrai net ir besidominčiam pasauliniu lygiu tiek automobilių, tiek Opelių istorija konkrečiai. Tai yra tikrai unikalu, tikrai, manau, nesumeluosiu pasakydamas, kad niekur pasaulyje daugiau nepamatysime 4 skirtingų Opel Admiral tokių automobilių. Pas mus pasikartojanti vis muziejuje idėja, kad pasakojam, kad automobiliai pagaminti iki Antrojo pasaulinio karo būdavo siūlomi iš gamyklos susipirkti kaip opcija, kad galėdavo įsigyti tik tai šasį, važiuoklę. Tai būtent ką mes čia ir pamatome šituose 4 eksponatuose, kad yra visų 4 identiškas visiškai priekis iki ugniasienės. Tai būtent važiuoklė, variklis, visas priekis yra tokie patys elementai panaudoti, o visa būtent šita galinė automobilio dalis yra vadinama užsakomoji. Tai būtent atėjęs užsakovas į skirtingas ateljė kėbulų gamintojų pasakydavo, kad aš noriu, tarkim, kaip šiuo atveju, 2 durų kabrioletų. Galėdavo išsakyti visus norus iki menkiausių detalių. Personalizuojama būdavo viskas nuo lango formos iki rankinėlės, ar kokia oda, kokia medžiaga salone turi būti, ar netgi koks raštas ornamentas panaudotas. Tai būtent tokie automobiliai yra labai įdomus, nes jie yra unikalūs, kiekvienas būdavo kūriamas rankomis, kiekvienas yra vienetinis. Dėl to, kai žmonės klausia, koks yra rečiausias pas jūs automobilis, sakom, pas mus yra daug tokių yra, kurie padaryti tik po vieną vienetą. Dėl to, kad užsakomasis kėbulas reiškia, kad visa jo kūrimo istorija prasideda. Dailininkas padaro skečą dizaino pasitvirtinus, pradedama rankomis konstruoti unikalų vienetinį kėbulą. Ar yra žinoma apskritai tokių automobilių užsakymų kažkokia tai pradinė kaina? Turbūt savo leisti prabangą galėjo tokius automobilius vairuoti tik tie, kurie turbūt apie pinigus negalvoja, nes jeigu tu gauni bazę važiuoklę, o visa kita lipdai yra lipdoma pagal tavo norus, tai ta turbūt kaina ir automobilio vertė gali išaugti ir 2, ir 3, ir galbūt 4 kartus. Teisingai pasakyta, tai yra būtent, kad labai nuo kėbulų gamintojo, tarkim, koks tai Saučik gamintojas, tikrai paprašydavo kelis kartus brangiau negu paprastesnis kėbulų gamintojas, bet šiuo atveju mes eksponuojame 4 Opel Admiral automobilius pagamintus iki Antrojo pasaulinio karo. Tai būtent gamyklinis sedano tipo automobilis, 2 durų Hettmüller kabrioletas, limuzinas Hettmüller kompanijos ir 4 duris kabrioletas Glazer kompanijos. Vokietijoje pagaminti kėbulai visi ir būtent prie šių eksponatų yra aprašymų lentelės, kuriuose yra paminėta, kiek toks automobilis tuo metu kainuodavo. Tai žmogus apžiūrėjęs automobilį gali perskaityti jų istorijas ir tuo pačiu pasilyginti techninės detalės, kiek tuo metu kainuodavo brangiau limuzinas negu sedanas, pavyzdžiui. Ar šitie visi 4 automobiliai yra skirtingų savininkų? Įdomiausia dalis yra, kad tai yra to paties žmogaus kolekcija ir pati kolekcija buvo labai gražiai pradėta rinkti dar sovietmečiu. Tai galima sakyti, tai yra trofėjiniai automobiliai, kurie atkeliavo į Sovietų sąjungą iš skirtingų vakarų šalių ir būtent savininko tėvas pradėjo rinkti Opelių kolekciją ir gražiai sūnus pabaigė tvarkymą ir kolekcijos užbaigimą padarė. Tai būtent šiuo metu yra 5 skirtingi Opel Admiral automobiliai, kurie yra skirtingų kėbulo tipų. Tai yra, tikrai nesumeluosiu, tai yra vienintelė pasaulyje tokia Opel Admiral kolekcija, kur atvažiavę Opel fanai tikrai nustemba, kad Lietuvoje mes turim tokių automobilių. Povilai, matau gražų, keistą, retą išskirtinį motociklą su lietuviškais Šiaulių numeriais, 1940 metai. Turbūt jis turi savo įdomią istoriją atsiradimo. Tikrai taip, gerai užakcentuota, tai yra Lietuvos registracijos motociklas, tai būtent labai retai
galima mūsų kraštuose sutikti lietuvišką, latvišką ar estišką transporto priemonę dėl to, kad dėja, bet jos visos buvo nacionalizuotos Raudonosios armijos ir būtent čia muziejuje labai didžiuojamės, kad turime 3 motociklus, kurie buvo eksploatuoti tarpukario Lietuvos keliuose ir tai yra vienas iš jų. Šis buvo registruotas Šiaulių apskrityje, kaip galite matyti, štai čia yra 154 transporto priemonė tuo metu 40 metais registruota, taipogi prie kiekvienos transporto priemonės eksponuojami ir tikrus jos autentiškus valstybinius numerius ir būtent šis motociklas buvo rastas žmonėms nusipirkus medinį namą ir jį pradėjus rekonstruoti. Išlupus medinės grindis, jie ant molinės aslos randa gulinti supūvusi visą motociklą. Tai būtent po intensyvių restauracijos darbų jis yra visas atkurtas, šiuo metu yra užsivedantis, važiuojantis. Tai būtent džiaugiamės, kad turim dalelę Lietuvos tarpukario laikų automobilizmo, motociklizmo istorijos. Aš teisingai suprantu, kad tais laikais registracija transporto priemonės tai ir tapdavo numeris? Tai turėdavo techninį pasą, o valstybinis numeris būdavo kas metus keičiamas. Jeigu čia pasižiūrėjus labiau įdėmiai į istorinių valstybinių numerį, tai būtent jisai turi mažą skylutę, prie kurios būdavo kniedijama mokesčių sumokėjimo tokią švininę plombą ir kas metus vis reikėdavo atsinaujinti tą registraciją. Įdomu. O pats motociklas, sakai, visas buvo tikrai prastos būklės. Kiek daug čia naujų detalių, kiek daug restauracijos darbų įvyko, kol... Labai paprastai galiu parodyti, kaip atrodė tikras kuro bakas. Tai galima taip pajuokauti, kad turėjo tam tikras ventiliacinės skylutes. Tai tokių ventiliacinių skylių buvo tikrai daug visose dalyse. Tai tiek priekinis purvasaugis, galinis purvasaugis yra naujai gamintas, kuro bakas, žinoma, kaip ir rodau. Taipogi netgi teko dalį variklio bloko naujai lieti, frezuoti, kitaip apdirbinėti, kad būtų važiuojantis eksponatas. Ir visas tas detalės jūs gaminate, ar tenka ieškoti analogiškų detalių, supirkti komponentus, kurie jau tinka būtent šito motociklo konfiguracijai? Dalį tų mazgų, kurios pavyksta įsigyti, kurie yra sunkiai arba per brangiai pagaminami, tuos įsigijame. Tai kaip pavyzdį galėčiau sakyti, tarkim, koks variklio cilindro vienas elementas būtų ganėtinai sunkiai pagaminamas. Jeigu pats stumoklis, švaistiklis ar kažkokia kita elemento dalis, tai tokios jau darytumėm dalis. Tai kiekvienas mazgas yra atskirai, reikia žiūrėti, ką galima padaryti, kas yra per sudėtinga. Ir tam tikrų atveju, jeigu neturi kažkokios originalios dalies, pagal ką reiktų daryti, tai irgi būtų neįmanoma atkurti motociklą ar automobilio. 5 kW, bet 88 km/h greitį gali išvystyti. Tai šiais laikais juokingai atrodo šitie parametrai. Tuo metu tai buvo tikra pažiba keliuose. Motociklas tikrai įspūdingas, o jo atsiradimo istorija dar įspūdingesnė. Visi eksponatai yra paruošti, sutvarkyti, išblizginti, bet šiame kampe mes matome seną, apleistą, surūdijusių automobilį ir imitaciją garažo tų laikų. Kokia viso to yra idėja? Tai būtent norėjosi parodyti, kad ne visos transporto priemonės čia atkeliavusios savo gyvenimą muziejus startuoja kaip gražus blizgantis daiktai, o būtent nuo tokių šiek tiek daugiau laiko patinos turinčių eksponatų prasideda jų gyvenimas ir būtent muziejaus restauracinėse dirbtuvėse jie atgimsta antram gyvenimui. O būtent šis automobilis yra labai gražios tokios būklės, gražiai susenęs, galima sakyti. Ne kiekvienas yra taip gražiai pasenęs, nes atsiranda skylės negražiose vietose, labai išpūna išoriškai, tarkim, arba netgi iškrenta, tarkim, durelės, dėl to, kad medinis
medinė struktūra nebelaiko jų. Kadangi šis automobilis buvo labai gerose sąlygose keliasdešimt metų prastovėjęs, tai yra sausai ir šiltai ganėtinai stovėjęs, tai mes jį eksponuojam tokį, koks jis yra rastas. Ir pats automobilis yra įdomus tom, kad tai yra pats pirmas pagamintas modelis kompanijos, kuri vadinasi Swallow. Modelis pavadintas Super Swallow SS1. Ir būtent dėl panašumo su SS divizija automobilių gamintojas sugalvoja pavadinimą pakeisti į Jaguar. Tai būtent kompanijos, kurią žinome kaip Jaguar, pats pirmasis pagamintas modelis. Noriu pasakyti, iki to laiko, kol Jaguaras nesivadino Jaguaro, jis buvo pagaminęs būtent konkrečiai šį modelį? Jis buvo pagaminęs kelis modelius, prieš tai pati Swallow kompanija užsiėmė kėbulų gamybą ir tai yra pirmas jų pagamintas automobilis jau nebe ant kažkieno kito važiuoklės, o jau patys sugebėjo pasidaryti visą. Noriu pasakyti, kad būtent tokius automobilius kartais tenka gauti, gal net ir dar blogesnės būklės ir juos restauruoti pilnai. Šitam automobiliu, jeigu jį reikėtų prikelti iš numirusių, tai reikėtų jį perdažyti, pakeisti interjero detalės, panaikinti rūdės. Ar jūs užsiemate tokiais dalykais? Labai viskas taip paprasta, atrodo, kai Julius pasakoja, čia šiek tiek padažom, čia šiek tiek pasiūnam saloną ir tada kita medalio pusė prasideda. Jau čia išoriškai matosi, kad šiek tiek yra skylučių. Tai visus šitos kariesus pamatytumėm dar detaliau automobilį išardę ir nuvalę kėbulo dalis iki pliko metalo. Tada atsiranda kėbulo metalinių dalių atstatymas, kėbulo medžio atstatymas ir kiekvienas procesas vyksta nuo smulkiausio varžtelio, tai būtent procesas prasideda nuo rėmo ir tada ant rėmo palengva vėl konstruoja automobilį, atnaujinant, atšviežinant, restauruojant kiekvieną menkiausią detalytę. Ir tai gali užtrukti labai ilgą laiką. Gali užtrukti, taip minimaliai sakyčiau, turbūt nuo 1,5–2 metų iki netgi 14, jeigu užtrunki ieškodamas kažkokių tai detalių ir dėl to restauracijos procesas padaro laikiną pauzę. Turime, matau, vieną atskirtą eksponatą nuo visų. Man patinka, nes aš matau kelis paukščių simbolius, tai man yra aktualu. Bet gal galėtum ką nors papasakoti įdomaus apie šį automobilį, nes negirdėta, nematyta. Tai yra ispanų gamintoja Hispano Suiza automobilis. Ir būtent Hispano Suiza buvo įkurta Ispanijoje, verslininko ispano ir inžinieriaus šveicaro, dėl to pati ir įmonės simbolika yra Ispanijos Šveicarijos vėliavos figūruoja ir būtent automobilių gamintojas orientavosi technologiškai pažangių automobilių kūrime, tai būtent jiems sėkmingai tas sekėsi, sėkmingai dalyvavo lenktynėse, bet prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui jiems tenka gaminti aviacinius variklius karo pramoniai, naikintuvams, bombonešiams ir būtent kadangi jų varikliai buvo ypatingai vertinami, juos labai mėgo geriausia Prancūzijos eskadrilė, tai būtent po karo Hispano Suiza gamintojas, norėdamas pagerbti Prancūzijos eskadrilę, pradeda naudoti eskadrilės simbolį garnį. Ir būtent šis modelis pagamintas jau po Pirmo pasaulinio karo naudojo labai įdomų variklį, tai buvo pusė aviacinio variklio, kur buvo panaudoti tie patys principai, kurie neleisdavo varikliui sugesti ore. Ta pati perkelė ir į gamybą ir taipogi tai yra pats pirmasis seriniu būdu gamintas automobilis su stabdžių stiprintuvu. Tai yra dar ne hidrauliniai, o mechaniniai stabdžiai, bet jau turi tokį labai primityvų stabdžių stiprintuvą, kurio patentas buvo parduotas ir netgi Rolls-Royce kompanijai, kuri buvo kaip ir tiesioginis konkurentas Hispano Suizos, bet vis tiek įvertino, kiek tai yra padidinantis saugumą patentas ir tą patentą naudoja iki pat 60 metų. Kas važinėjo su tokiais automobiliais praeityje?
Būtent pats gamintojas yra šiais laikais jau mažai kam girdėtas, nors iš tikrųjų jis yra iki šių laikų gyvuojantis ir netgi įdomu, kad priklausantis tai pačiai šeimai Ispanijoje. Ir būtent iki šių laikų specializuojasi ultra prabangių automobilių gamyboje. Tai reiškia, kad tuo metu važinėdavo su tokiais automobiliais irgi tik tais labai turtingi žmonės. Tai tie žmonės buvo tokie kaip Pablo Picasso, Albertas Einšteinas, Coco Chanel, aktorė Gabo ir krūvos skirtingų įvairių monarchų. Tai štai čia turime tokį tikrai įdomų eksponatą, kas domisi motociklais, nes šiuolaikinėje visuomenėje yra tikrai labai išpopuliarėjus tokia kafereiserių kultūra. Tai yra, ima klasikinį kažkokią motociklo analogą ir jį perdarinėja, kad jis būtų sportiškesnis, kad atrodytų stilingiau, o visa ta kafereiserių subkultūra atsirado grinai po Antro pasaulinio karo Anglijoje ir tai yra tikras, autentiškas tos subkultūros pradininkas ir rodome muziejuje, kaip visa tai atrodė pačioje pradžioje. Tai iš esmės dažnas kafereis iš karto įsivaizduoja kaip sužemintų gerokai vairu, aptakia sportinė sėdynė, bet viskas prasidėjo šiek tiek paprasčiau. Tiesiog po Antro pasaulinio karo apie 60-metį atsiranda didelė antrinė rinka naudotų motociklų Anglijoje ir jaunimas iš skirtingų angliškų motociklų pradeda konstruotis patį greičiausią jų manimų motociklą, su kuriuo galėtų dalyvauti nelegaliuose gatvių varžybose tarp skirtingų kavinių, gatvės užžygų. Ir būtent čia ir yra, kad motociklas yra sukomponuotas panaudojant Norton motociklo priekį, veločetę rėmą ir Ariel variklį. Dar kokie greičių dėžė, taip iki šio laikų ir neišsiaiškinom kokio motociklo, bet teko su juo važiuoti, tikrai įspūdingai važiuoja, turi labai daug savo žavesio ir charakterio. Žodžiu, šis motociklas buvo kurtas būtent lenktynėms. Nelegaliams gatvės lenktynėms, kur būtent jaunesni žmonės pasidabinę su tokiam gražiom odiniam striukiam pasidarė barbershopuose gražias šukuosinas, dažniausiai be šalmų, gatvėse naktį dažnai lėkdavo, lenktyniaudavo, tai turėdavo savo šarmą toks gyvenimo būdas. O nežinai, kiek skirtingų Ariel modelių yra sukūrusi ši kompanija? Ariel yra daug modelių sukūrusi, tai būtent labai daug tų angliškų skirtingų gamintojų yra išnykę po karo, kaip ir didelė dalis automobilių, motociklų kitų šalių gamintojų tiesiog nesugebėjo išgyventi pasikeitusios ekonomikos po karo ir dėja nugrimzdo užmarštin šie gamintojai. O Ariel, žinome dėl skalbimo miltelių dėkos. Grįžtant prie lenktynių, koks greitis šito motociklo maksimalus galėjo būti tais laikais? Čia jau žinokit labai sunku pasakyti, nes kaip ir bet kuris važinėjantis dviračiu gali iškart pasakyti, kad pakeitus žvaigždutes pasikeičia perdavimo santykis ir radikaliai keičiasi įsibėgėjimas arba maksimalus greitis. Kiekviena ta transporto priemonė yra labai savita, vis kitaip važiuojanti, tarkim, pas senus angliškus motociklus, mašinas, speedometras, kaip mes esame įpratę, kad jis taip labai nuosekliai gražiai kyla, leidžiasi rodiklytę. Senuose taip nėra. Jis taip važiuoja, pagreitėja ir staiga pašoka iki reikiamo greičio. Sulėtėja vėl pašoka. Tokie atskiri niuansai su kiekviena transporto priemonė važiuojant. Kaip jinai užkuriama, kaip jinai yra reguliuojama važiavimo metu. Tai retas modelis yra? Kiek gal jų pagaminta, žinai, buvo? Tai yra vienas vienintelis, nes kiekvienas žmogus pagal save susikonstruodavo tokį, kokį jisai norėdavo. Egzistuodavo tokie populiaresni, galima sakyti, junginiai. Tai plačioje kultūroje žinomas, pavyzdžiui, toks Triton. Tai Triumfo ir Nortono miksas būdavo. Nes būdavo jau toj subkultūroje pasklidęs gandas, kad jeigu paimsi konkretaus motociklo rėmą ir konkretaus motociklo variklį, turėsi
galima sakyti, geriausią rinkinį, kad tai bus standžiausias, tvirčiausias rėmas, kuris geriausias valdymo savybės suteiks ir taipogi turėsi iš tam tikro motociklo pasiėmęs galingiausią variklį, tai galima tikėtis, kad laimėsi daugiausiai lenktynių. Šitas motociklas kūrėsi, jisai gyvas, važiuoja. 90% šį čia stovinčios technikos yra užsivedantis važiuojantis, kaip tik ir šiuo metu viena transporto priemonė dalyvauja filmavime. Tiesiog automobiliai, motociklai, jie stovi užkonservuoti ir norint su jais važiuoti reikia 1-2 skirti darbo jiems. Paruošti juos. Turime galimybę ir pasisėdėti viename iš eksponatų. Tikiu, kad tai buvo darbo liaudies laisvės simbolis. Tik tai 1200 pagamintų vienetų. Pamato šitą, sako, viskas šventasis gralis čia. Turime galimybę ir pasisėdėti viename iš eksponatų. Povilai, sakyk, kokia buvo šitų automobilių eksploatacija? Visgi niuansų čia turbūt yra daug. Kokie yra gedimai tokių automobilių ir su kokiais iššūkiais žmonės susidurdavo tais laikais vairuodami tokį automobilį? Mes dažnai pajuokaujam, kad sakom, kad žmonija vis eina protingin, bet kažkodėl dabar nusipirkus mikrobangų krosnelę instrukcija yra parašyta, kad nežievinti katinuko, o anksčiau nusipirkus tarkim, tokį automobilį gaudavo instrukciją, kaip pačiam jį visą persirinkti iki menkiausio varžtelio. Tai eksploatacija yra tokia, kad kiekvienas, kuris eksploatuodavo transporto priemonę, ar tai automobilis, ar tai motociklas, būtų iki Antro pasaulinio karo, tai grubiai sakyčiau, kad didžioji dalis vairuotojų buvo jų ir prižiūrėtojai mechanikai, nes kiekvieno transporto priemonės eksploatavimas reikalaudavo pastovaus darbo. Tai tiek dėl pačios techninės sandaros skirtumų nuo šiuolaikinios transporto priemonės reikėdavo periodiškai kas keliasdešimt kilometrų netgi ar tam tikrus mazgus kas kelis tūkstančius kilometrų papildomai sutepinėti. Dėl to, kad dėl techninės sandaros tepalas išlašėdavo natūraliai iš tų automobilių ir neegzistavo tokia kaip aplinkosauga, kad negalima tepalų varvinti. Netgi kaip tik žurnaluose aiškindavo, kad panaudotą tepalą reikia utilizuoti iškasus duobutę, ten pribėrus smėlio, ant viršaus uždėjus skaldos ir būtent supilti į tokią duobutę, kad tepalas prasifiltruos per žemę ir kažkur magiškai pranyks. Žodžiu, primityviais laikais, primityvius ir problemų sprendimus pateikdavo gamintojas turbūt. Tikrai taip. Duodavo manualą ir susirink mašiną, išsirink pats kaip nori, bet kokioje situacijoje sukis pats. Ir taipogi pateikdavo visą reikiamą literatūrą, kaip pačiam persirinkti ir taipogi bet kurią detalę galėdavo tiesiai iš gamintojo užsakyti, ne per atstovybę, o tiesiai parašydamas laišką, kad tau reikia greičių dėžės tam tikro dantračio, pavyzdžiui. Tai kaip suprantu, automobilių savininkai ir patys turėjo prižiūrėti savo įsigytas transporto priemonės. Gal žinai, kokios buvo priežiūros, išsaugojimo tendencijos, ką pats vairuotojas, savininkas galėjo padaryti savo rankomis tokio, kad šitas automobilis tarnautų ilgiau ir patikimiau. Tai būtent
kaip minėjau, įsigijus automobilį būdavo pateikiama labai išsami informacija, kaip jį reikia prižiūrėti. Ir tarkim, šiuo metu mes sėdime Ford T modelyje, kuris buvo pats pigiausias automobilis, kurį būdavo galima įsigyti. Jis buvo sukurtas taip, kad eilinis fabriko darbuotojas galėtų jį nusipirkti, išgalėtų iš savo atlyginimo. Ir būtent tai yra labai pigus automobilis to laikmečio automobilių rinkoje, bet vis tiek reikia suprasti, kad tokį automobilį perkantis žmogus jam buvo jau iššūkis ir jisai tikrai tikiu, kad stengdavosi pats prižiūrėti jį, norėdamas sutaupyti pinigų. Tai reikšdavo, kad pastoviai reikėdavo eiti prižiūrėti kiekvieno mazgo sutepimo būklę, nes, kaip gražiai yra sakoma angliškai, built to last. Tai būtent šitie senieji automobiliai, jie būdavo daromi taip, kad jeigu jie taisyklingai prižiūri ir pastoviai eksploatuoja, nes labai kenkia automobilių stovėjimas blogomis sąlygomis, tai iš esmės automobilis tau gali tarnauti amžinai tol, kol gausi jam atsarginių dalių. Tiesiog pastoviai reikia kiekvieną mazgą sužiūrėti. Ar tai jį sutepti, ar tai jį išplauti, išvalyti reikia. Na, apsilankęs jūsų muziejuje pamačiau daug išskirtinių retų, man net nežinomų automobilių. Kyla toks klausimas, kaip tuometinis to laiko pirkėjas išsirinkdavo, pagal kokius kriterijus savo artimą automobilį. Na, iš tiesų yra labai daug automobilių, motociklų gamintojų, kurie jau nebeegzistuoja šiais laikais. Ir būtent tie gamintojai dažnai steigdavosi, tiesiog žmogus sugalvoja, kad aš noriu daryti automobilius. Pas save garaže įsiregistruoja kompanija, pradeda gaminti automobilį. Kadangi senieji automobiliai dažnai būdavo padaromi kėbulai iš medžio, galima sakyti, kad sąlyginai lengviau būdavo jie sukonstruojami. Ir būtent buvo labai didelė skirtingų automobilių, motociklų gamintojų pasiūla rinkoje. Ir pirkėjas rinkdavosi pagal kelis aspektus. Pirmas, tai aišku, visą laiką yra kaina. Antras, pagal išsirinkus kainos rėžį, rinkdavosi gamintoją pagal patikimumą. O patikimumas būdavo įrodomas pačia paprasčiausia priemonė, tai būtent gamintojas dalyvaudavo ilgų nuotolių varžybose ir tie automobiliai, tie motociklai, kurie sugebėdavo finišuoti, tai jau būdavo laikomi, kad yra didelį pasiekimą atlikę. Jeigu laimėdavo, tai iš vis būdavo ypatingai liaupsinami. Ir tos transporto priemonės, kurios įrodydavo, kad jos sugeba nuvažiuoti per trumpą laiką didelį atstumą, įrodydavo, kad tokį automobilį nusipirkęs žmogus su juo tikrai ilgai važinės. Nes tuo metu būdavo perkama transporto priemonė ne kaip šiais laikais keliems metams, o 14 metų žmogus planuodavo tokį pirkinį. Ar galima išversti kitais žodžiais, kad tais laikais turbūt nebuvo nei servisų, nei jokių techninių apžiūros centrų, o geriausias, kaip sakyti, automobilio patikrinimas ir buvo varžybos, kurios parodydavo, ant kiek tas automobilis yra patikimas, patvarus. Pačioj pradžioj taip, tai buvo kaip ir pagrindas, tai iš esmės būdavo kelių policija, tai kadangi jau buvo egzistuojanti ir prižiūrėdavo karietų arklių eismą, tai prižiūrėjo ir vidaus degimo variklių varomų transporto priemonių, kad jie neviršytų greičio. Pavyzdžiui, viršijimas greičio irgi būdavo komiškai matuojamas. Jeigu policininkas važiuoja su dviračiu ir jį aplenkia, kur yra leidžiamas mažas greitis, tai jau sakydavo, kad tu viršijai greitį ir išrašydavo baudą. Povilai, kaip suprantu, ne veltui čia yra pastatytas šitas automobilis ir mes jame sėdime. Papasakok, kuom jis yra ypatingas, reikšmingas. Būtent muziejuje visus eksponatus mes demonstruojame atskiruose stenduose, atitvertus, prikeltus ant tokių platformų. Norime parodyti, kad automobilis yra kaip meno kūrinys, kaip skulptūra. Ir tik tais prie tam tikrų leidžiame liestis į juos įlipti. Tai būtent šis modelis konkrečiai yra pasirinktas prisilietimui, pajautimui, kokią emociją yra jame sėdėti, jį pavairuoti galbūt, dėl to, kad tai yra vienas reikšmingiausių automobilizmo evoliucijai modelių, nes tai yra
pirmas automobilis, kuris buvo įperkamas eiliniam darbuotojui, kuris buvo pirmasis automobilis gamintas konvejeriniu būdu ir pirmas automobilis, kurio buvo prigaminta milijonai. Tai būtent jeigu ne šis automobilis, tikiu, kad turbūt šiais laikais ne kiekvienas turėtumėm savo nuosavą automobilį, neturėtumėm tokio plačiai išvystyto kelių tinklo, tiek degalinės, pakelės, moteliai, smuklės pradėjo atsirasti būtent dėl to, kad atsirado šitas automobilis dideliais kiekiais ir žmonės pradėjo jais keliauti. Tiek ir patys servisai atsiranda dėl to. Noriu pasakyti, kad nuo Ford Model T pradėjo vystytis visa pramonė, tai yra pirmas konvejerinės gamybos automobilis, aš teisingai supratau? Tikrai taip, ir tai būtent paskatina, kad žmonės nebe taip sėsliai pradeda gyventi. Nes iš esmės, jeigu pagrindė buvo sėslumas dėl to, kad su arkliuku negali nuvažiuoti labai didelių atstumų, nenuvargindamas turi pastoviai arklį keisti, tai būtent su automobiliu, tol kol tau užteks kuro, gali važiuoti kad ir per visą kontinentą. Štai kodėl šis automobilis yra neaptvertas ir laisvas. Turbūt jis ir buvo laisvės simbolis, kuris davė startą sekantiems projektams, kurie sekė paskui jį. Labai gražiai vardinta, tikrai tikiu, kad tai buvo darbo liaudės laisvės simbolis, kad jeigu prieš tai tik tais ponas galėjo važiuoti ir demonstruoti, kad jisai turi vidaus degimo variklio varomą automobilį, tai po šio automobilio kiekvienas žmogus galėjo lygiai taip pat patogiai keliauti. Povilai, jeigu man reikėtų išsirinkti muziejaus favoritus, aš jau žinau, į ką kreipčiau dėmesį. 2 raudoni automobiliai, Austin Healey, Mercedesas. Ką galėtum papasakoti apie juos? Tai matau, kad Juliui labiausiai patinka ryškios, raudonas ir kabrioletas. Tai aš žinau, kad jam labiausiai patiks šis Porsche. Kabrioletas, ryškus, raudonas. Šitą irgi priglausčiau. O jokas jokais, tai iš tikrųjų yra labai fainas eksponatas dėl to, kad tai yra Porsche traktorius. Mažai kas žino, kad Porsche darė dizelinius traktorius, bet situacija yra tokia, kad gaminant vien prabangius sportinius automobilius, gamintojams retai pavyksta išgyventi ir būtent kiekvienas ieškodavo papildomų pajamų šaltinių. Tai eksponuojame vieną iš tokių pajamų šaltinių Porsche koncerno ir yra mieliausia širdžiai tai, kad šis traktoriukas dar visai nesenai važinėjo Lietuvos laukais ir juos apdirbinėjo. Tai būtent po restauravimo darbų mes čia eksponuojame klasikinį Porsche traktorių, kuris yra dirbęs Lietuvoje, ne iš kažkur atvežtas be istorijos. Ką vairuoja Porsche traktorių? O jeigu apie tikruosius favoritus? Apie kiekvieną galima būtų kalbėti valandas, kuom jie yra įdomus, kuom jie yra įspūdingi. Jeigu konkrečiai kalbam apie šį Mercedes-Benz automobilį, tai galima taip prasiplėsti istorijoje, kad iki šių laikų vykstančios yra vienos įspūdingiausių istorinių automobilių varžybos, tai yra Mille Miglia, tai yra 1000 mylių aplink Italiją arba 1600 km. Tai varžybos vyksta siaurais serpantinų keliukais, važiuojant per įvairius senus miestelius ir būtent anuo metu, kai vykdavo oficialios varžybos, kur varžydavosi laikui, tai būdavo tikrai greitai lekiama ir 57, jeigu neklystu, metais buvo varžybos uždraustos, kai seras Stirlingas Mossas finišavo per šiek tiek daugiau nei 10 valandų. Ta visą atkarpą 1600 km ir būtent tas finišas buvo pasiektas su šio modelio, galima sakyti, įmantresniu broliu, tai 300 SL-as. Buvo sukurtas naudojant pačias geriausias to laikmečio technologijas. Tai įpurškimas buvo panaudotas vietoj karbiuratoriaus, lengvų svorių kėbulas sukurtas, naudojant visą struktūros elementą, panaudojant plonus vamzdelius, būtent angliškai gal išreikščiau space frame
technologija rėmo ir būtent, kadangi labai geras buvo dizainas padarytas automobilio, labai išpopuliarėjo dėl įvairių laimėtų varžybų, buvo daug norinčių jį įsigyti, tiesiog negalėjo įpirkti didelės kainos automobilio ir Mercedes-Benz pristato tokį paprasčiau padarytą automobilį, mažesnių variklių, mažiau cilindrų ir jisai išlaikė visą tą pačią stilistiką. Matosi, kad šiek tiek mažesnis, bet visi dizaino elementai, tiek visas arkų pagražinimus paėmus, ar netgi iš priekio pasižiūrėjus, jie yra praktiškai galima juos sumaišyti, kuris tai yra modelis. Tai būtent šis modelis labiau įperkamas, žvėriškai išpopuliarėja dėl savo gerų važiavimo charakteristikų ir labai gerą dizainą. Antras mano favoritas, Austin Healey. Povilai, sakyk, ar jisai buvo susijęs su lenktynėmis? Kuom šis automobiliukas yra įdomus? Galima sakyti, kad visi šitie 3 raudoni eksponatai yra sąlyginai susijęs su lenktynėm iš pačios kompanijos ar grinai pagal modelį. Tai jeigu imant Austin Healey, tai Austin Healey buvo susijęs su varžybomis, o konkrečiai 100 modelis 100M, tai yra visiškai lenktynėms skirtas eksponatas ir būtent tokius automobilius pardavinėdavo tiek naudoja patys varžybose, tiek pardavinėdavo žmonėms, kurie atėjo prašydavo, kad aš noriu įsigyti jūsų automobilį, bet tik su viena sąlyga, jeigu parduosite tip-top tokį pat, kokį jūs važiuojate Le Mano varžybose. Tai būtent tokia retesnė komplektacija, kuris skirdavosi nuo standartinės, tai kad kėbulas yra darytas naudojant daugiau aliuminio detalių, norint sumažinti svorį, turi daugiau aušinimo visokių angų ir taipogi pagrindinis skiriamasis bruožas yra pagulamos priekinis langas, kuris leisdavo pasiekti maksimalų automobilio greitį. Tai būtent šis automobilis dėl savo mažo svorio dažnai tikrai pasibaksnuodavo ir kartais netgi aplenkdavo žymiai galingesnius oponentus tokius kaip Ferrari, dėl to, kad jų automobilis buvo gerokai didesnių variklių, gerokai sunkesnis ir didesnė masė trasoje ne visą laiką yra pranašumas. 1000 kg, 175 km per valandą su 82 kW. O koks variklis? 4 cilindrų. Tai būtent mažiukas variklis, mažytė, galima sakyti, mašinėlė palyginus su to laikmečio kitais sportiniais automobiliais. Ir tikrai būtent tas principas pas anglus galioja, kad mažas, lengvas ir dažnai laimi. Ir aš teisingai supratau, tik tai 1200 pagamintų vienetų? Taip, konkrečiai šios modifikacijos labai retas automobilis. O štai čia greta galim dar apie kitus pašnekėti sporto atstovus, tai yra tikrai labai įspūdingi homologaciniai modeliai. Tai būtent turime homologacinius modelius motociklo ir automobilio, tai yra Yamaha R7. Motociklas pagamintas tam, kad galėtų Yamaha kaip gamintojas dalyvauti ne prototipų klasėje motociklų pasaulio čempionate, 750 kubikų klasėje, bet jau kaip su standartiniu modeliu. Tai būtent jie nusprendė, kad reikia 500 vienetų tokių motociklų paleisti į serijinę gamybą. Šitas yra 333 modelis pagamintas. Iš 500? Iš 500. Tai toks gražus simboliškai skaičius jo. Ir būtent Yamaha nesivargino padaryti kažkokių labai primtinesnių visuomeniai modifikacijų, tiesiog uždėjo priekinės lempas ir paleido šios motociklus į gatves. Tik vienas yra niuansas, kad kai dalyvaudavo varžybose, Yamahos inžinieriai po kiekvienų varžybų perkinėdavo variklį, o žmonės nusipirkę šios motociklus tikrai to nedarydavo ir jų yra labai mažai išlikę su vis dar originaliais varikliais. Tai yra žvėriškai retas motociklas. Kas domisi motociklais, pamato šitą, sako, viskas šventasis gralis čia.
Lygiai tas pats yra automobilių fanatikams. Mercedes-Benz 190e 2316 Cosworth modifikacija, toks tikrai ilgas, keblus pavadinimas, bet kas domisi, žino, kad šis automobilis yra tai, dėl ko atsirado kitas kultinis modelis buvo sukurtas, tai yra BMW E30 M3. Jeigu ne šis Mercedesas, gal nebūtų atsiradęs ir kitas modelis. Tai būtent DTM varžyboms Vokietijos žiedinių lenktynių čempionatui sukurta modifikacija. Mercedes-Benz koncernas pasitelkė Cosworth anglų lenktynių inžinierius ir sukūrė tobulą, galima sakyti, tokią kompoziciją, kai yra panaudotas lengvas sedano kėbulas, su kuriuo galima važinėti kasdienėms reikmėms naudoti jį, bet taipogi yra padarytas, kad jis yra labai dinamiškas, gerai besivaldantis ir su tokiu automobiliu išvažiavus į šiuolaikinį eismą nesijausi nuskriaustas. Jisai tiek vienodai gerai įsibėgi kaip šiuolaikinė transporto priemonė, tiek nenusileidžia valdomumų, stabdymų ir kitom charakteristikom. Esu dėkingas Povilui ir visai jo komandai, kad mus priėmė į muziejų. Tai buvo tikrai neįtikėtina patirtis, kuri leido mums labiau pažinti automobilių pasaulį ir jo istoriją. Tai, mielieji, kviečiu ir jūs į svečius atvykti į Vilniaus automuziejų, pasikvieskite savo svečius, draugus, šeimos narius ir esu garantuotas, kad jiems sukursite turiningą dieną ir taip padarysite įspūdį. O mes tęsime savo kelionę. Tradiciškai paprašysiu, prenumeruokite mūsų kanalą, palaikykite visą šią veiklą ir kuriamą turinį, nes viskas yra daroma iš idėjos. Parodyti tokias įdomias, išskirtinės vietas bei asmenybės, kurios kūrė, išsaugo ir puoselėja. O mes pasimatysime su jumis sekančiuose mūsų video reportažuose.